Labai smagu ir vėl su jumis susitikti knygų namuose. Šį rytą man labai malonu pristatyti viešnią, kurią pažįsta visi tėveliai auginantis vaikus. Tai yra edukologijos mokslų daktarė Austėja Landsbergienė. Labas rytas. Labas rytas. Ir šiandien mes pasikalbėsime apie tuos vaikus, kurie jau patys skaito. Kaipgi jiems padėti nepasiklysti knygų labirintuose ir padėti išsirinkti tinkamą literatūrą. Miela Austėja, padėkite mums. Iš tiesų, su vaikais reikia skaityti viską. Ne dėl to, kad tokio amžiaus vaikai, kurie jau pradeda patys skaityti, jie gali skaityti ir grožinę literatūrą, ir mokslinę literatūrą. Ir kuo įvairesnę literatūrą su vaikais skaitysime, tuo didesnė tikimybė, kad jie užaugs knygos mylėtojais. Ir, tas spektras gali būti nuo to, kas yra populiaru šiandien, iki to, kas buvo populiaru tada, kai augome mes. Ir aš dažnai kalbėdama su tėvais, ypač sakau, kad, jeigu jums patiko, tai jūs taip užsidegę skaitysite vaikui, kad, jam tiesiog irgi patiks. Ir galbūt ne dėl to, kad jam turinys labai patiko, bet vien dėl to, kad apie tai užsidegęs kalba tėtis arba mama. Tai, miela Austėja, gal jūs mums patarsite, kokias mes knygeles turėtumėm skaityti vaikams arba skaityti kartu su vaikais ir jas aptarti? Iš tiesų, kalbant apie senasias knygas, tas, kurias mes skaitėme, būtina kalbėti apie tai, kad tai, kas labai tiko mums, mūsų vaikams gali atrodyti šiek tiek keista ir nuobodoka. Ir dėl to geriausia yra skaityti kartu su vaiku. Jiems papasakojant, kokie mes buvome tada, kai mes skaitėme. Dėl to, kad vaikams visada vienas iš įdomiausių dalykų, tai yra tai, o kai tu buvai mažas, arba kai tu buvai maža, tai ką tu skaitai, ką tu darai, kaip tu jauteisi, ar ne? Ir, tarkime, pasakoti apie tai, va dabar aš mačiau, kad perleistos knygutės yra su lygiai tokiomis pačiomis iliustracijomis, ar ne? Ir mano pirmoji emocija buvo, o geras, toks pat viršelis, ar ne, koks ir buvo tada, kai aš buvau maža ir prisimenu, varčiau tą knygą, ar ne? Tai galbūt toje senojoje knygoje nebėra puslapio, arba galbūt jie sulieti ir nebeįskaitomi, ar ne? Tai vaikas gali pamatyti tai, ką turėjome mes, ir skaityti tai, kas jau dabar yra šiandien. Ir palyginti, kaip mes suskaitydavome knygas ir kaip jie skubėdami greitai praverčia viską ir gal kai kur esminių momentų nepastebi. Todėl tėvai ir turėtų būti šalia, ar ne? Taip, nes ir tos aktualijos, jos yra šiek tiek skirtingos, ar ne? Tarkim, tie patys ką daro berniukai ir ką daro mergaitės, ar ne? Prieš 30 ar 40 metų įsivaizdavimas buvo šiek tiek kitoks, negu yra šiandien. Bet tai yra puikia galimybė diskusijai su vaiku. Įsivaizduoji, va tada mes manėme taip ir taip, o dabar, kaip dabar yra, kaip dabar mes apie tai šnekame, ką dabar mes apie tai manome, ar ne? Ir taip vaikui ugdysis tas vadinamasis kultūrinis raštingumas, ar ne? Nes ta literatūros, tarkim, klasika, ar ne? Nors galima sakyti, kad jau dabar vertybės 21 amžiuje šiek tiek skiriasi. Bet diskutuodami apie tai mes eisime tuo istorijos taku su vaiku. Ir kalbėsime apie tai, kaip keitėsi ta pati Lietuva, kaip keitėsi mūsų visuomenė ir kokie tai buvo rašytojai ir kokia buvo jų situacija, ar ne? Ir kaip jie buvo atsidūrę. Tai yra puikia galimybė diskusijai, analizai ir tam būtent plačiam spektrui visko įsivaizdavimo. Miela Austėja, tai kokius lietuvių klasikus turėtumėm prisiminti? Manau, verta paminėti Joną Avyžių, Janiną Degutytę, Justiną Marcinkevičių, Praną Mašiotą ir nebejoju, kad lentynose rastumėte tikrai dar daugiau lietuvių autorių, kurie rašė puikias knygas vaikams. Štai šiandien vieną puikią knygą, lietuvių klasiko Jono Avyžiaus Bardo nuotykiai ir žygiai, norime padovanoti jums. Tai reikia atsakyti į vieną labai nesudėtingą klausimą, kurį užduos miela Austėja. Šioje knygoje pagrindinis veikėjas yra Niufaundlendų veislės šuo Bardas. Ką reiškia žodis Bardas lietuvių kalboje? Atsakykite į šį klausimą apsilankę mūsų interneto svetainėje arba Facebook paskyroje. Ir ši knygelė atiteks būtent jums. O šiandien aš dėkoju Austėjai, kad apsilankė pas mus, rado laiko ir nepatingėjo mus nudžiuginti. Ačiū labai. Ačiū jums. Tariu jums viso gero. Ir žinoma, jums, mieli televizijos žiūrovai, iki pasimatymo knygų rubrikoje. Iki.